Labadiena. Šiandien mes pratęsime praeitos laidos apie tikėjimą. Kaip žinia, supranta tikėjimą žodis ir kodėl nėra Toroje žodžio tikėkite. Viešpats niekur nesako Toroje, tai yra penkiaknygiai Mozės. Tai pagal pirmą dalį buvo duotas koksai palyginimas, iš tikrųjų istorija tikra apie žmogų, kuris eina liūdnu. Jis buvo profesionalus cirko artistas, akrobatas, jis galėjo ne tik eiti, bet ir važiuoti su vienu ratu per lyną. Taigi šiandien mes panalizuosime. Šiandien bandžiau padaryti tą istoriją, padalinti į dvi dalis. Tai yra viena dalis, kada tas cirko artistas klausia žmonių, ar tikite, ir nieko nereikalauja daugiau iš žiūrovų. Antroji dalyje bus taip pat su klausimu, ar tikite, kas tiki, bet reikės dar tam tikro žiūrovo irgi prisijungimo, kaip sakant, dalyvauti. Taigi, pradėsime nuo to, kad susitarsime tokį dalyką, kad tas žmogus, cirko artistas, jis bus kaip Dievas, o mes žiūrovai, kurie stebėsime, arba stebėjo tie žmonės, tą cirko artistą, jie yra paprasti žmonės kaip ir mes šiandieną. Taip pat susitarsime, kad mes dar naudosime šventąjį raštą, tai yra Mozės knyga, tai yra penkiaknygė, tai yra pradžios knyga, kuri yra. Ir naudosime pirmus du skyrius. Trumpai apie tos pirmosius du skyrius, tai yra ten aprašoma, kaip Dievas sukūrė viską. Yra pirmas skyrius yra, jis naudoja žodį Dievas, o antrajam skyriuje prisideda prie žodžio Dievas dar viešpas. Gaunasi viešpas Dievas. Taigi, jeigu pažiūrėsime į tą situaciją, kad Dievas iš pradžių kalbėjo žmonėms, arba tas cirko artistas kalbėjo, kad ar jūs tikite, ar tiki žmogau, kad aš galiu tą ir tą padaryti. Lygiai taip pat šventas raštas irgi mums iš karto jau sako, kad Dievas padarė tą ir tą, Dievas padarė tą ir tą. Ir čia jau iš tikrųjų mums, ar mes tikime ar netikime, šventas raštas jau tai skelbia. Lygiai taip pat mes galim pasižiūrėti į gamtą, kurie sukurta augalija, gyvūnija, saulė, mėnulis, žvaigždės, viskas. Tai yra ne žmogaus rankomis sukurta. Taigi pagal tą įvykį mes irgi matome, kad lygtais tos cirko artistas nieko nereikalauja iš pradžių. Lygtais ir šventajame rašte Dievas nieko nesako. Sakant, čia prisijung prie manęs, kūrime, dar kažką tai. Nieko šito nėra. Jis ima, sako ir padaro. Tik tai klausimas, ar tu tiki žmogaus, skaitydamas šventą raštą, kad Dievas tai padarė. Lygiai taip pat, kaip tas cirko artistas, kuris eina lynu, arba važiuoja su vienu ratu, dar su užrišom akim, ar tu tiki, kad jis tai gali padaryti. Kai mes pirmoji dalyje klausimas, kad jis uždavinėja tą klausimą, užduoda. Ir žmonių buvo įvairių. Vieni sako, tikime, kiti sako, ne, kiti sako, tu užsimuši, neįmanoma pervažiuoti. Lygiai taip pat ir dabar, kai mes skaitome šventą raštą, kartais mes netikime, kas parašyta. Arba tikime, taip. Taigi, manau, kad šią tokią pamastymui, kaip sakant, pabaigsime šiandieną, bet pratęsime kitame įraše, kuris bus antra dalis. Tai yra, kur reikės jau žmogaus irgi dalyvavimo su tuo cirko artistu. Taigi, palaimintos jums dienos, kurie klausotės, kurie dar klausytės, tai Viešpats laimina jūs ir tesergėja jūs. Su Dievu.